Sveiki, Evinai. Taigi šiandien kalbame, kas jūsų laukia birželio mėnesį su datom, kada palanku ką daryti, kada nepalanku. Dabar birželis yra labai kritinis mėnuo, labai sudėtingas, labai aktyvus ir todėl jų norėsis kaip avinams skubėti, lėkti, verstis per galvą, pasiekti. Ir šiaip norėsite labai greitų rezultatų, kurių šį mėnesį pasiekti gali nepavykti. Todėl nereikėtų per daug tenais rizikuoti, skubant ir lekiant, nes rizika šį mėnesį nėra palanki. Būna periodai, kai būna palanku, bet šį mėnesį nepalanki. Dabar ypatingai didelis pavojus kyla jūsų darbe dėl konfliktinės situacijos. Ir konfliktinės situacijos gali iškilti lygioj vietoj ir netgi iki to, kad jūs galite atleisti, jeigu esat viršininkai, jūs galite atleisti, arba tiesiog su savo lygiu partneriu, kolega susikapoti iki to, kad vienas iš jūsų norėsit išeiti. Todėl dar kartą noriu priminti, kad jokių impulsyvių sprendimų negalima daryti, impulsyviai sakyti savo nuomonės, nes net jeigu jūsų ta nuomonė bus ir teisinga, kaip mėgsta sakyti, aš teisybę pasakiau. Pasidėkit tą teisybę į mažiausią stalčiuką ir užrakinkit. Tai va šitą reikia žinoti, kadangi konfliktiškumas bus labai didelis, praktiškai visą mėnesį. Dabar ypatingai pati mėnesio pabaiga. Lygiai tas pats yra su pinigais. Galimi konfliktai dėl pinigų. Tai algos tiek neišmokėjo, kiek žadėjo. Tai apgavo, tai nusuko, tai apvogė, tai neatiduoda jums skolos, tai jūs negalite sugebėti atiduoti skolos kažkokios, gali antstoliais pagarsinti. Reiškia, visi nemalonumai su pinigais, jeigu gali būti, tai gali ir būti. Bet čia yra labai, nėra labai pavojinga, nes yra paskutinės mėnesio dienos tokios labiausiai pavojingos. Todėl jau reikia šitą žinoti, nei skolinti, nei skolintis ir visą mėnesį labai tvarkingai žiūrėti visus dokumentus, kurie susiję su finansais būtent. Su pajamom, išlaidom, su mokesčių deklaracijom ir taip toliau. Dabar birželio 5-9 dieną galite daryti rimtesnius sprendimus, pasirašyti sutartis, ten taip yra neblogos jums dienos ir darbas, ir uždarbis, ir pinigai, viskas, ir darbo pozicija, yra viskas gerai. Sunkesnis periodas yra 28-30 dienomis. Tai va. Dabar meilė. Emocijos ten liesis per ausis, per kraštus ir santykiai dažniausiai tokiais momentais užsidega ir greitai nuslopsta ir baigėsi. Prasideda ir baigėsi. Tai tokio nebus stabilumo, tokio lygumo nebus. Jūs galite net nepajusti, nesugebėti net pajusti, per greitai viskas vystysis, to artumo, to sušilimo, kai ne tik tai noras fiziškai glaustis viens prie kito. Vienišiam nusimato pažintis, birželį tikrai gal net porą pažinčių ir todėl jūs turėsit labai vertinti ir žiūrėti, kuri pažintis yra lėtesnė. Jai reikėtų rinktis, nes ta aktyvesnė pažintis gali jūs suklaidinti ir kažkaip tai įvelti kažkokią situaciją, kaip sakiau, greitas užsidegimas, greitas užgesimas. Dabar poros, kurios ilgiau gyvena avinai, gali susikalti, atsiprašau, dėl pavydo, pavyzdžiui, dėl kažkokio gal per daug egoizmo kažkokio, tai dėl ko mes poros senai ypatingai vedę pešamės, dėl smulkmenų. Bet, yra kaip yra. Tai va, birželio 7-8 dienos yra meilė ir ten santuokai visokie geri momentai. 12-13 diena birželio yra padidinto konfliktiškumo periodas meilė. Tai va, atsargiau reikia. Dabar sveikata. Nervų sistema, galva ir kraujospūdis. Tai yra 3 aspektai, į ką turėtumėte atkreipti dėmesį.
Todėl, kadangi būsite labai judrus, netingėkite nueiti gamtą pasivaikščioti, ar su šunim, ar su kate, ar su žmona, ar su vyru, vienu žodžiu. Kažką išveskite pasivaikščioti, mažiau žiūrėkite teliukę, būkite iš vis sveiki, laimingi ir gyvenkime taikoje. Vienu žodžiu tiek apie birželį, o kitai savaitai įrašysiu vėliau. Iki.